Kojos, kur graži va truda ranka, o čia tiesiog raudona. Girdžiu muziką, kai tankas eisim. Tai jie turi problemą su šitais. Ir dar spygliuota vėla. Jis vėl veda mane per tą kalną, kur vakar. Tiesiog arba duoti, arba neduoti, kaip ir aš. Tai šiandien jau pradedam kelionę link ten. Nu, iš tikro dar biškį grįžtam į eterį. Yo! Hey girls and boys! Sveiki, merginos ir vyrukai! Labas! Ai, 2 dienas šitoj palapiniai buvau, visą laiką ant tokio vėjo ir lietaus netgi. Tai išsilsėjau, pailsėjau, prasidėjo gijimo etapas, kada jau niešti vis, nu ne visą, kojas tai skauda dar, bet nugarą jau niešti. Tai gijimas prasidėjęs, energijos yra, dabar varysiu tai į McDonald'ą, jau senai buvau, reikia į ofisą užlėkti. Tai sumontuoti, kelt, gal dar kitą sumontuoti, nu nes labai lievas, negražus oras. Ir belia kaip vėjota, žiauriai vėjota, ir bus pastarasis dienas čia taip. Tai vėliau gal pasižiūrėsiu, ką čia Mesinoje galima pasižiūrėti įdomaus. Ir pažiūrėsim, kaip diena baigsis. Kol kas jokių planų, tik tai į ofisą užsukti reikia, pasikrauti elektroniką visą. Padariau čia neblogą restartą. Jau baigė išnešti mano tą palapinę. Bet pririšęs aš ją ten gerai prie krūmų, tai neišplėšiu. Bet ir šiaip, nu jau laikas, jau nepratęs taip dažnai būti. Ir tiesa, apie vietą. Nu lieva, nebuvo verta, nu čia nesąmonė, kažkoks šiukšlynas. Aš kažkokiam šiukšlynė gyvenau. Pilna šiukšlių, kažkoks kranas, nesąmonė. Aš tam fotkės pasižiūrėjau, tai fainai ten atrodė visai. Nu gal dar praeisiu, tipo pasižiūrėsiu, čia va yra už nugaros. Nu bet nesąmonė, aplinka tai nepalyginsi, kur aš ten va prieš įsikeldamas į Siciliją miegojau. Ten tai fantastika, kaip iš filmo. O čia tai kaip iš lušnyno. Žodžiu, davai. Blema, nežinau kaip čia atrodys, bet galvojau, parodysiu va ant tiek kojos, kur graži va truda ranka, o čia tiesiog raudona. Ir ten viskas pas mane. Abi dvi pusės tokios. Nugara dar baisiau buvo, bet viskas eina gera linkme. Nu, einam pasižiūrėsim aplinkui, kas čia per ruinai. Ar čia iš vis kažkas yra? Kaktusas! Ui, koks didelis kaktusas. Aš tai nematęs tokių gyvai. Didelių. Duok pitaką! Toks masyvus. Geras. O mano mama mėgsta gal nupjaut, parvežt. O, cepas, senė. Ačiū žemė įkalti. Nu net nežinau, čia nesąmonė, kažkokie tiesiog griuvėsiai nesąmoningi, neįdomus. Tiesiog kaip forto kokio. Fortas buvęs. O, girdžiu muziką, kai tankas eisim. Eik, tu savo, tai kaip čia išpjautas grotos. Kažkas išpjovė specialiai, kad įlysti vidų. Tai ten įėjimas. Bet čia grinai fortas tiesiog. Senas fortas.
Žinot, ko labiausiai bijau? Aš nebijau čia, kad kažką sutiksiu ar dar kažką apleistose vietose, bet aš labiausiai bijau rast kažką tokio, ko negalėtum ištrinti iš atminties, jeigu suprantat apie ką. Tai man šitas yra labai toksai eini už kampų ir tik tai, kad nepamatytum kažko, ko nenori pamatyti niekada gyvenime. Tai va toksai tik tai. Arba čia gal dar. Bet ne, pala, čia patogiau. Reikia užsitaisyti gerai čia tą kuprinę. Perlipau lyg būdamas 110. Nu jaučiu ne, nu 105, 100 tai tikrai. 100 kilogramų būdamas. Nice, visai nebuvo taip už sunku. Gerai, viskas išsilaisvinom. Free again! Fly, birds, fly! O čia va tokie, iš kitos pusės tokie užrašai. Traukia mus tokios vietos, pastebėjau, kur draudžiama, kur privatu. Pačiu laiku peršokau, karabinieriai pravažiavo. Gerai. Einu gal prieš einant pavalgysiu dar, atsisėsiu, labai jauku čia. Tokie faini medžiai. Ir alyvuogė vidury. Taip ramu ir kvepia. Tai žodžiu, ten vieno bičo paklausiau, sakau, kiek būsi, ten mandagiai parašiau viską. Sakė apie 10 minučių, tai va, nusipirkau atsigert, užkasiu sumuštinį ir eisiu į vidų. O, didelis šitas. Aha, iš burnos bando atimt. You looking for me? Yeah. Thanks, man. You're welcome. Thanks. Ciao. Ciao, bye. Ciao, ciao. Sėdžiu beveik kiek. Jau pusė 9, o aš čia nuo gal kokių 2, nežinau, visą dieną prie kompo dirbau. Tai pasėmiau ledų. Dirbam toliau. Pirmą kartą McDonald'e nepripila man vandens nei butelį, nei dušą mano. Tipo, jiem neleidžia čia. Nesąmonė, nesuprantu. Pirmą kartą. Visose McDonald'uose leido čia, na. Tai žodžiu, yra 1:30 nakties. Visą dieną praleidau prie video. Beveik sukūriau 3 video. Nu, 2 tai tikrai. 2 sukūriau, 1 įkėliau, 3 sukūriau, bet ten labai daug blurint veido reikėjo, kaip matėt. Nu jau, kai kuriu šitą, tai jau matę būsit ana, tai daug blurint reikėjo, tai net nebaigiau dar. Nes ten biški reikalų yra užblurint tą veidą. Tai pasilikau sekančiai dienai ir nežinau, eisiu ieškot vietos, kur miegot, čia pavargau. Atrodo nieko, čia tas editinimas, bet vargina jisai belė kaip prilipęs prie to kompo. Prilipau net prie kėdės, galima sakyti. Tai žodžiu, nežinau. Eisiu tiesiog vietą susirast, kur me permėgo. Nieko nemačiau, tik ekraną šiandien praktiškai. To jūs pasakysiu, dėl ko jokios. Kokiam pasaulyje keistam gyvenam. Einu ir guli benamės. Mano pirma mintis buvo, ar turiu kažką pasidalinti. Ir girdžiusi kažkas groja pas jį. Ir aš žiūriu, kaip benamis gulintis pirmą nakties vidury centro ant žemės, kartonų įsidėjęs grindis,
Žiūri greičiausiai per internetą ar dar kažkur per savo išmanųjį telefoną kažkokius video. Kaip taip? Ta prasme, suprantu, kad tai yra svarbus daiktas dabartiniam pasauliu. Bet kažkaip vis tiek keistai atrodo kaip benamis, tas atrodo, kuris neturi pinigų net pavalgyti. Sėdi su telefonu, internete ir žiūri video. Ir guli ant šaltų miesto žmonių numindžiotų grindų. Tiesiog kažkaip tas kontrastas taip trenkia. Dar vienas įdomesnis pastebėjimas Italijoje. Tai vienas yra, kad jie beveisi netvarkingi ir neturi šiukšliadėžių autobusų stotelėse ar dar kokių parkuose svarbiausia vietose. Tai pas mus Lietuvoje atsirado nauja problema su šliužais. Visi juos gaudo, o čia yra problema su šitais bičiais. Gal reiktų pradėti filmuoti Night Vision, palaukit. Vakarais reiktų įprasti šitą naudot. Nes klijavau video, tai nusiaubas niekad nesimato. Tai jie turi problemą su šitais. Čia kaip šimtakojai. Daug kojyčių turintis. Ir jų visur, ir jų belekiek. Pavyzdžiui, čia batono gabalas kažkoks padėtas, pažiūrėkit kiek jų. Nu gal čia nelabai fainai, tipo atrodo per kamerą ir tas vaizdas. Ir šiaip. Bet tipo pas juos va čia yra problema. Su šitais vabalais. Jų žiauriai daug. Čia net ne vabalas, čia kirmėlė gal. Bet siaubingai, ta prasme, visur. Vabalų pas juos tų šliužų nėra kažkaip. Pas juos va šitie dominuoja, kažkokia kita čia rūšis. Kažkokių kitokių gyvių. Ir žodžius, čia vėl kryžiaus keliais mane veda. Po laidais. Nežinau. Kito kelio nėra. Kartais aš galvoju, kad aš toks silpnas. O kartais aš galvoju, kad aš nesu stabdomas tankas. Kaip pavyzdžiui darau tokius dalykus kaip dabar. Bet įdomu, ar įveiksiu aš čia. Aš čia jau kaip ir neįta milijoną metų niekino. Koks jis sunkus kelias, matau, bus. Ir dar akis kažkokios žiūri mane. Eik, iš tikro. Aš lipau į tokį kalną, kur virš manęs elektros laidai, pripjaustyta kaktusų, nupjauti medžiai ir dar spygliuota viela, kuri yra šukėm išbetonuota. Are you crazy, boy? Bet ar kas nors patikėtų manim, jeigu sakyčiau, kiek čia, aš nežinau, aš virš to tilto, kur buvom apačioj, tai čia koksai 100 metrų, 100 metrų kalno, jeigu nedaugiau, pilnas pripjaustytas kaktusų, virš manęs yra elektros laidai ir sieninė betoninė siena yra vėluota ir dar pribetonuota stiklų. Ir aš į tokį kalną lipu su 30 kg sveriančia kuprinė. Ir kas žiauriausia, kad čia yra pabaiga, bet pati sunkiausia dalis, nes viskas labai statu. Ir dar kad pasakyčiau, kad įlipau. Nežinau, ar patikėtų kas nors. Nežinau. Negalima pritraukti šito modo. Siaubas. Čia buvo Mario žaidimo boso lygis pas princesę. Negaliu patikėti, kad įlipau.
Negaliu iš tikro patikėti, kad įlipau. Dienos šviesoje jaučiu nebūčiau įlipęs. Aš dar plius nemėgstu aukščio labai. Net galėčiau pavadinti, kad bijau aukščio. Ir žinau dar ką? Reiktų Google padėkoti, nes Google rodo šitą kelią, kad čia jis yra. Iš tikro tai aš net neįsivaizduoju, kur aš esu. Net nesuprantu. Bet čia apleista irgi. Apleista ir nesuprasi kas. Kažkoks tiesiog aukštelis. Pilna. Aukščiausiam vos nepikė, sakyčiau gal. Nu ten yra aukštesnių kalnų, matau. Biški, bet šiaip tai panašiai esu aukščiausiam. Nu ir čia va tokia vietelė. Tik tai, kad vėjas didelis. Čia toks apleistas kas, bet šiaip pavargau lipvėlę. Kaip pavargau lipt. Bet atrodo, žinau, kur lipau ir užlipau ir radau netgi. Olimpo viršūnę pasiekiau. Ir radau vietą vis tiek. Einu biškį poilsinį prisėdimą pasidarysiu. Čia nėra vėjo. Kvapas tai labai kvapas šitas primena vaikystę. Turėjau geriausią tokį draugą. Nu, mes ir dabar pasišnekam. Kartais vasarą buvom susitikę, bet pas jį būdavo ten toksai, kaip jį pavadinti, ūkinys, tipo visokie rakandai sudėti, išorinis namo pastatas, kitas pastatas, ne namas. Tai vat man tą kvapą, čia lygiai toks pat kvapas, kaip iš tos vaikystės. Tai kažkaip net ir baldai sudėti, kaip pas jį buvo baldai, jau mes paėmėm. Geri buvo baldai, mes paėmėm su pjūklu, žaidėm ten kažką ir supjaustėm juos. Gavo luptis, tai tada gerai. Bet mes tiesiog jauni buvom, nežinom, ką darom. Tai va toks kvapas, tai visai malonu. Gerai, tikriausiai žmonės bus tiek šiąnakt. God damn! I see the light! I see the light. Oh my god, god damn. Tai jo, manęs tiek. Ir tada jis atėjo ir sakė. Nu, kai ta tvora pasidaužo, tai tikrai nejokinga. Tai jo, eisiu pasiruošt, susiruošt, atsigult, išsimiegot ir keliaut. Nors dar irgi rytoj vat įdomu, ką aš darysiu. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir čiau. Sveiki žmonės, labas. Jau iš tiesų aš pavalgęs, susitvarkęs, netgi susipakavęs. Tai buvau paskendęs tokiose svajose apie savo gyvenimą. Ir tiesiog fantazavau viduje. Tai kalbėjau ir telefonu, aišku, tiek, bet žodžiu viską pasidariau. Tai va, kur aš vakar čia atėjau, aš net neįsivaizduoju, kur aš esu, bet užlipau į didelį kalną ten, kiek vakar pasakau, ir lipau, toliau lipau, kol čia kažkokius atėjau, žiūriu, gyvenamieji namai. Damn, galvoju, nu, eik tu savo, vėl reikės atgal kažkur eit ir vėl kažką ieškoti. Bet po to pasižiūrėjau, čia tokie vartai buvo, antri, ten va gyvenamieji ir ten šalia. Ir žiūriu, jie neužrakinti, o čia žiūriu apaugę, viskas taip, nematė žmogaus, nežinau, milijono metų, ta prasme, labai. Nes žolė ilga, blemba, darau tos vartus, atsidarė, jau gražiai uždariau, čia tamsoj nieko nesupratau, bet čia lipau, užlipau, pamačiau tą apleistą vat kažkokį ir po to čia plokštumą pamačiau. Tai iš karto man mintis, oho, čia gera vieta, būtų miegot. Ir toj parodysiu dar vieną vietą, galvojau. Va, ten mano vieta, matosi išgulėta. Čia jau takelis mano pramintas. Tai va, iki kur žolės, ta prasme, iki kelienio. Ant tiek aukštos. Čia buvo mano toksai... Ai, teisingai, taigi aš vakar pasakojau apie šitą. Tai va, kaip jisai dienos šviesoje atrodo. Visiškai apleista. Kažkokių daiktų pridėta.
Bet tai va čia nusimaudžiau gerai, čia valgyt pasidariau, čia pasėdėjau. Nu tokia užuovėja gera buvo, vėjas koks žiaurus. Vakar jau žiaurus buvo, bet šiandien tai labai stiprus. Ir o tokiam vaizde. Nelabai čia gal matosi per tą kamerą, aišku, ta antena čia Bet va ten kažkada, ne kažkada, o tada, kada pirmą kartą į Siciliją atvariau, va ten va buvau prisėdęs prie staliuko. Toj vietoj, kur ta katedra, bažnyčia, kaip čia pavadins. Tai gana aukštai tikrai esu. Nu, pagal jūros lygį tai 173 metrai. Nu, buvom ir kilometrė ten, kiek? Kilometrė 300 ar kilometrė, kiek? Pamiršau net, ar kilometrė 150. Man atrodo, kilometras 300 buvo, jo, ar 300 net. Tai va, o čia tik 107, bet, nu labai aukštai. Tai galvojau dar vakar čia, bet nebuvo kažkoks nusileidimas naktį čia, žiūriu sminga tos kojas, tai net nerizikavau eit. Čia toksai jau krentantis šlaitelis su 2 medžiais, tai jie čia kažkada gali krist greitai. Gal net ir dabar. Kaktusai nežmoniški. Tai vakar tuo kalnu va kur lipau, tai va šitie nupjaustyti į tą griovį, tie supjaustyti. Aš neįsivaizduoju, kaip aš į jį vakar įlipau. Tikrai neįsivaizduoju. Kaip nepaslydau, kaip nenukritau ir kaip neužsimušiau. Tai kaktusai nemaži auga. Čia toksai bajevykas. Pasislėpęs tarp medžių. Tai va, tokia vietelė. Nu, greitai dar iki Mako. Pabaigsiu ten blurintą veidą. Gal įkelsiu video, kad biškį atsilaisvinti ir bandysiu pajudėti šiandien į Taormino miestelį, kur krikštatėvis buvo filmuotas. Ir Sakarūza, Salakūza. Nu, ten kaimelis, kur iš tikrųjų jis buvo filmuotas. Prie pat to Taormino ar kaip jis. Žodžiu, man su pavadinimais, tai va, viskas, susiruošiau ir judam. O va čia va tas gyvenamasis namas šalia. Va taip va ir buvo. Teisiau. Šiaip tai labai man patinka va tokios vietos. Daug žolės, minkšta, dar užsidedi tą kilimėlį, tai iš vis kaip lovoj mėgi. Ir švaru, jokio molio. Dar va užuovėje, jeigu kokia yra, tai iš vis gerai. Dar vienas dalykas, ką reikia padaryti, būtinai nueiti į parduotuvę, nes baigėsi visiškai visos atsargos, neturiu nei pusryčiam nieko ką valgyti, nei užkast neturiu ką. Jo, ir vakar nuėjau miegoti 3:30 ryto, tik tai. Vėliausias buvo vakaras per visą kelionę kol kas. Atsikėliau 10. Jis vėl veda mane per tą kalną, kur vakar užlipau. Vėl. Įdomu, kaip dieną atrodys, einu pasižiūrėti. Bet tikrai neisiu aš nuo jo. Ypač dieną įsivaizduoju. Eik, tu eik. Ai, ten medis gal ir ne dabar nulūžo, bet ta prasme. Kur čia, aš net nematau, kur tą mažą ekranėlį. Ten va, pačioj. Eik, nu ta prasme, gyvai tai žinokit, nežinau kaip per kamerą, aišku per kamerą ne taip. Bet gyvai, ta prasme, koks čia statumas. Ir kaip aš taip užžiniau, aš net nufilmuosiu su telefonu. Hey, hi. Do you talk in English? Poco poco, like every Italian. Maybe I'm trying. Okay, thank you. Yeah, that's okay. Thank you very much. Gracias. Do you have place on Google? Nu, fainai, gavom vieną bandelę.
kai jinai paėmė, tai atrodė tokia negyva. Bet iš tikrųjų jinai čia pilna daržovių visokių. Viena skanesnių tokių, kurią esu gavęs. Can I go here? Can I go here? Yeah? Oh, okay. Wow. Cigar? Pipe? No. This a little bit. Jello. Yeah. I like the design. Yeah. But yeah, this is like... Geras, kaip čia visokių dalykų yra. It's beautiful place. The pipe. Oh my god. She's young. No. Wood. Wow. It's like a real wood, yeah? And radica, legno. Uh-huh. Questo. Sicily, Messina. Ah, in Messina? Montagna di Messina. Wow. Wow. Yeah? Però una pipa, dico, la puoi mettere. I don't know. Scatole no. Scatole capisco. Yeah. Today this. Ok? Bye. Omaggio, ok. Eh? Te regalo. Sorry? Regalo. Gift? Hey, thank you, man. Thank you very much. Thank you very much. Geras, jisai man dovanų atidavė. Primetat? Norėjau parvežti draugui, jis man atidavė dovanų. Geras. Vuole qualcosa da mangiare? Vuole qualcosa da mangiare? Sei cane? Ah, he's the boss? Lui boss. Ah, okay. Yeah, you... Yeah, thanks, man. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh my god. Thank you. Gracias, gracias. Ciao. Manca 100 euro. Ci mettiamo come a qualcuno. Klijuojam ir klijuojame šitos review. Nu ką, vieną išsiemam, 2 sumuštinius įdėjom. O kitą dedam į maišą. Ei, kažkaip kai pakeičiau tą strategiją, nedarau tokio, kaip čia lietuviškai, painiojimo, konfuzo su tuo užsitarnaut maisto. Nu ką, tikrai užsitarnaut biškį gal ne taip, ne čia reikia. Tiesiog paprašai, duoda, neduoda. Viskas. Kaip ir tu. Kai tavęs prašo ten centų, bobutė kokią. Duodi, tai duodi, neduodi. Ir viskas. Kaip ta bobutė tau užsitarnaus tos centus, jeigu tu net pas tavę sistema veikia, tu eini į darbą, tu būni darbe, tu užsidirbi tos pinigus. Ir kaip tau gali padėti, tiesiog arba duodi, arba neduodi, kaip ir aš. Ateinu, nu ką aš ten jiem padėsiu. Nu, gal kažką iškraut, gal kažką pakraut. Nu, bet čia ant tiek retas atvejis turėtų būti, kad kasdieną kažkur eičiau. Vat jiem ten tokią ir tokią valandą iškraut, pakraut, nunešt kažką ten. Žinai, visą laiką atliekčiau, porą sumuštinių, bam, imk, tavo atlygis. Nu ką, čia su mėsa su kiaušiniu ir batonas. Jėga, nusipirkau 2 paprikas už 2 eurus. Didžiulės. Blema, kai pasiilgau paprikų, nusiplovau ką tik. Šiaip aš esu fanas, belė koks paprikos raudonos. Nesveikas fanas iš tikro. Ir nevalgiau aš jos visą mėnesį. Tai paragausim vietinės. Po eurą, va tokios. Dičkis. Oho, nu jau tokia pagyvenus iš sėklyčių bent atrodo. Bet gerai, skonis geras. Tai žodžiu, ką nusprendžiau. Šiaip buvau nusprendęs, kad keliausiu aplinkui iš anos pusės, nes turiu iš Katanijos skrydį gegužės 9. Bet didelė, ta super didelė sala. Ir gaunasi, kad mano patys pagrindiniai dalykai, ką aš noriu čia pamatyti, tai kur Krikštatėvį filmavo ir Etnos kalnas, yra netoli manęs. O jeigu taip keliausiu aplinkui, neaišku kaip ten gausis, spėsiu, nes vėl aš keliauju, stengiuosi keliauti be pinigų, testas serijas ir čia. Tai varysiu dabar.
į Etnos kalną ir ten, kur filmavo Krikštatėvį, į tą prie Taromino miestelis, neatsimenu vis tiek pavadinimo, iš S raidės, man atrodo, Savoko. Ir ten išnaršysiu, apžiūrėsiu ir po to pasileisiu plaukus jau po tas pažintinas vietas. Būtų smagu pasiekti, norėčiau Palermo miestą būtinai, į Palermo nulėkti ir spėti grįžti atgal į Kataniją. Nes šiaip jeigu taip realiai mąstant, tai abejoju, ar mėnesio taip keliaujant, kaip aš keliauju, užteks apkeliauti visą salą ir pamatyti visas vietas. Tai stebėsim, žiūrėsim, kaip gaunasi, seksim tas kelionės. Taip, lengvai. Būna čia tokių žmonių. Moteris beje čia buvo. Tai va, toks lengvas update'as. Tai kol kas tikslas yra Etna ir kur Krikštatėvį filmavo. Tai šiandien jau pradedam kelionę link ten. Dar grįžtu atgal biškį į centrą, nes ten turiu gerą internetą, tas bičas, kur man davė. Sukeliu 2 video, kurie man atlaisvins kelias dienas į priekį ir tada pasileidžiu į Katanijos pusę. God damn, son. Great success su autobusu. Dabar bandau prisiminti ir susirasti tą vietą, kur aš turėjau internetą. Dar pasiledų buvo. Tai ko tai nepraleisim progos paragauti. O, ir man atrodo jau atsimenu. Jo, čia buvau prisėdęs trumpam. Kai sakiau, kad apie vaistus, kad reikia. Bet pagalvojau, biškį rizikinga truputėlį man čia juos siūstis, nes neįsiaiškinęs visko, nepadaręs namų darbų dėl šito dalyko, nes pamiršau, kas yra iš vienos pusės blogai, bet iš kitos pusės išgyvensiu, sumažinsiu dozytą ir turėčiau pratemti. Viskas gerai bus. Lemba kaip dienos sproksta, eik tu savo, tai prasme. Sukėliau video 7:30. Nežinau, kaip jau čia taip sproksta. Atvažiuoju autobusas, biškį varysiu iš miesto jau į tą pusę, dar užeisiu į parduotuvę ir bandysiu keliauti toliau, kiek išeisiu. You like hot, yeah? Yeah, spicy food. Spicy food. The Indian food is The first one. focaccia. Focaccia? Let me write that for you. Really nice to meet you. Same. Ina, yeah? Yes. Yeah. Nice meeting Have a good life. And it was nice. Yeah. Enjoy your trip. Alright. Ciao. Nu ką? Mėly žiūr... Ne, viskas reikia keisti modą, nesąmonė, reikia priprasti. Nu ką, mėly žiūrovai. Taigi, išvažiavom iš miesto Mesino. Ten nieko nepamatė, nieko neaplankė, pragulėję 2 vakarus, pusantros paros. 2 naktis ir 1 dieną paplūdimyje, užsidarė palapinėje, kitą dieną praleidom ofise ir, žodžiu, ištrūkome, bet ten ir nėra ką pamatyti to Mesino. Ten reikia tik tai ragaut maistą. To irgi nepadarėm. Bet nieko tokio, nes ten tik tai granitą galima ragauti, o granito galima ragauti ir kitose miestuose. Taigi, nu gerai, reikia baigt. Dabar aš esu, kiek aš čia esu? Nedaug, mėlėjai, nedaug. 20 kilometrų. Stengsimės dabar pasiekti, nu aš dar patikslinsiu, bet man atrodo Savoką pradžiai, kur
krikštatėvį filmavo ir tada Taormina, kaip jinai, Taormino jo. Ir taip judėsime po biškį. O dabar, jau kadangi yra 9:30, čia yra miestas ant jūros kranto, tai miegosime prie jūros. Einu susirast ir jau. Gal dar apdeitinsiu kažką. Bet čia spėju vis tiek į kitą seriją, nes nieko neveikiam ir nieko neturiu ką parodyti. Tik tai išsidirbinėt priešais kamerą. Tokia mažytė, bet labai faina, kompaktiška. Kaip visada, dar noriu pabrėžti, kad visi gerai suprastumėt. Nešuosi jau šitą, nešuosi, transportuoju, nes nerandu šiukšliadėžės. Net čia, net prie viešbučio kažkokio ar kas ten restorantas. Tai va, noriu pabrėžti šitą, kad čia yra sunku su šiukšlėmis. Neturim kur išmesti net jų. Kartais jau Ką mes čia turim? Nu šiaip tai negalima ragauti vaisių, nežinant kas čia. Bet aš surizikuosiu. Atrodo kaip kriaušės, bet čia ne kriaušės. Kauliukas tai kaip perlas. Kaip perlas, bet pasakyčiau kaip slyva. Labai panašiai kaip slyva. Viskas. Nu noriu pašnekėti su ta kamera, bet nu ką aš čia. Pėzėsiu dabar į tą kamerą apie nieką. Viskas. Judam. It's pizza. Like pizza. It's, okay. Yeah. That's cool. It's our interpretation of pizza. Messina. Only Messina. There is. Only Messina, yeah. Then for sure. I would like to. Sì. Sì. No, così. Basta quello. Yeah. Mangiare, basta quello. No, I don't know. Half. Dagli un pitone tradizionale. This is traditional. So what he will give me? It's the same of the focaccia, but this is closed. You see. You want to try? Yeah, if this traditional, yeah, of course, yeah. And the focaccia, in 10 minutes is ready. Really? Man, how much you gonna give me? I'm feeling that. You have Instagram. You have Instagram. Instagram? Yeah, Sure. man. Yeah. From? Lithuania, you say? Italians? Yeah, say Lithuania. Lituania qua, sei venuto autostop. Yeah, to Sicilia. How many days? 35. Let's try this. Focaccia. 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 No, this is pidone. 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 This is different. pidone. Oven is focaccia. Okay. It's the same thing, but just... Okay. Hey man, you said pidone? What a nice coincidence. I was driving by the bus, and I was talking with one girl, and she wrote me like 10 minutes ago to try focaccia and pidone. Yeah, they come here. Wow, that's amazing. No, Oh my god, and this? you like black pepper? Yeah. This is Black pepper. Okay. try. Ti piace? Buona? Ooh. Vuoi qualcosa da bere? Da bere vuoi qualcosa? Bere, Coca-Cola. Che vuoi? Birra? Me? Really? Beer. Yeah. Beer. Oh my god.
I feel like a king. It's all your family? Sì, loro Famiglia? fidanzate. Ah, gracias, gracias. Fidanzata, figlio, fidanzata. And your father, boss. What's your name? Ines? Oh, wow, that's exact. Jana, okay. Jada? Jada. Ines and Jada. Wow, cool names, cool names. I thought she's like she looks like 16, man. 16. Now she's 21. Yes. You look like a teenager. This is my mommy. Like my sister. My sister also always look younger, you know. She's 4 years older than me, but she looks younger than me. Piccolo means small, yeah? What? Piccolo. Yes, Means piccolo small. Or what ciccolo means? You just said ciccolo. Ah no, circolo is at 300 meters. I like near. No, for you I- to sleep. Ah, like a place It's a name? place, yes. Ah, I thought another word, you know, piccolo, because ciccolo. on the beach, no, because there is Wind. it's wavy. Where's Domenico? Domenico! Hey man, ciao! Paolo. Paolo, Lucas, nice to meet you. Rodis Dominikas ruoš... Colomba is like panettone. Panetoniui ruoš tešlą rytoj, kad turėtų. Pažiūrėsim, kaip čia daro. Good machine. God damn, it's hot here. Čia brolis jo. Simona. Simon, yeah? Simonas. It's like for the... Mielės, man atrodo, čia. Jo. You checking the word for the... Yes. Yeah, but I know what this is. Like to make the dough like gases. Yeah. In my language it's mieles. What? Mieles. Mieles. How you say in Italian? Lievito. Lievito? Miele in Italy is honey. Honey? Honey. Honey? Honey in Italian, miele. Okay. Two preparations. Ah, There is one duck now yeah. and one tomorrow, And then mix both? and after I mix it. Ah. This is half. This is egg yolk. Egg yolk. I learned that Italians do this. I never knew what it means, but now I know. Paolo looks like he did like weights. See? Quando ero giovane. Ah. Dicelo, quando ero Now giovane. he go. Ooh wee, baby. And how long it's gonna do like this? Half hour. A half hour. Yes. Yeah, Simone. Jūs pažiūrėkit, kiek sviesto dės į tešlą. Čia per kamerą net atrodo, bet tokių, kaip, nežinau, 5 kulokai. Čia, ta prasme, jų tešla. This for alpha man. For alpha man. Čia tešla, tai ta prasme, tokia žiaurinė. Hey, good night, good night. It was nice to meet you, girls. Ai, panetonas. Ai, panetonas, taigi. It is. Yeah. This is for Christmas. This is for Easter. Easter. Yes. So you're gonna make for Easter? Yes. Yeah. Panetonas, blemba, va. Ne, va.
Uja. 20 panetones from this? Geras, atrodo, norėčiau tą tešlą suvalgyti. No, 27, no. This is orange. Orange with sugar, Glassed. Sì, yes. Glassed. yeah? Zucker. Yes. Ah, you peel This the... is good to eat. You want? Yeah. I really like oranges in Italy. I always buy. I now even have in my... Tomorrow. Yeah? Tomorrow you eat. Yeah, nice, thanks. This, Eat with this? no. You Peel? open, peel. Ah. And orange, don't eat in the dinner. Only for breakfast or lunch. Ah, not in the night. Yes. Oh, really? Because it's not good for your stomach. One friend told me this. The grandfather of my mother Yeah. was a doctor and told this is gold in for Breakfast? breakfast. Plata o plomo? Plata o plomo, yeah. Yes. Is gold for breakfast. Ah, After not good. okay. This is speciality. Oh, special. For we. Yeah. What is this? Their breakfast. Man, thanks. Man. Thank you. You want to try pick it up? Try? To try pick it up? Like to see how much it weighs? Try to pick it up. Bueno. Good, yeah? Eina savo, kaip papuoliau, ką? Visiškai vakare taip netikėtai užsukau dar tokį filmą. Tai labai fainai. Ir kas juokingiausia, kad su ta pana, kur išnekėjau autobuse, jinai man sakė paragauti tų dalykų, kur davė man paragauti dabar restorane. Tai vienas iš jų focaccia, o kitas piadina. Pidonė. Ta pidonė tai perlenkta, o focaccia ta kaip pica atrodo, bet ten ne pica, ten daug skaniau, daug skanesnis dalykas. Ir jie, kaip matėt, viską taip gerai daro, ta prasme, taip natūraliai, su sviestu, su geru sviestu, su tikrais vaisiais ten nudroštais, tom, ne su kokiais ekstraktais. Nu, ta prasme, super. Ir kažką dar įdėjo broliukas pusryčiam. Tai taip įdomu, taip laukiu. Ir mano yra vienas draugas irgi sakęs. Sako, valgyti apelsinus vakare blogai, o aš valgau vis tiek juos. Kažkaip nekreipiau dėmesio. Visą laiką, tai prasme, mintyse būdavo man tas jo pasakymas, bet kažkaip ant tiek norui pasileisdavau, kad suvalgydavau vis tiek. Ir dabar jisai pasakė. Ir dar pridūrė, kad jo šeimoje buvo daktaras anksčiau. Ir tas daktaras pasakė, kad apelsinas pusryčiams yra auksas, pietums sidabras, o vakarieniai blogai labai, negerai. Tai va, nuo šiol pradėsim valgyti apelsinus irgi tik tai ryte arba dieną. Ir fainai labai davė valgyti, privaišino, aliuko davė. Po to dar desertą davė, pabuvom virtuvį, susipažinom su visais, susipažinau ir su jų merginom, ir su šeima, ir su virtuviai pagalbininku Paulo. Fainai. Davė čia jie man, iš geros širdies, jie čia pas draugą pasiskambino, ar galėčiau aš čia pernakot. Aš galvau, kad čia va tam pačiam rezorte jie kalba. Atvežė mane čia į parkingą, sako, va, aš čia gali miegot parkingė. Ta prasme, nu okei, parkingas dar parkingas, bet kad aš čia net įsmeigt, ta prasme, negalėčiau savo koliuko, pas mane neišmeigus, taigi nestovi. Tai reikia būtinai įsmeigt, kad stovėtų. Tai reikia galvot kažką, varyti iš čia. Žodžiu, fainas vakaras, užsibuvau, beveik 12. Fainai, pašnekėjom, paplėpėjom. Aišku, gerai, jis vienintelis mokėjo angliškai, tai su juo praktiškai šnekėjau, bet ir su kitais biški, čiut. Tai va, fainas, vakariūkštis labai užsisuko, va, netikėtai. Užėjau vandens paprašyto, va, čia kaip gavosi. Gerai, smagu, viskas, einame ieškoti vietos ir miegoti. Žodžiu, vis tiek atėjau prie jūros,
Nėra bangos žiauriai didelės, bet nemažos. Gal nedaeis iki manęs čia tos bangos. Nes čia dėl to labiausiai tipo ir bijojo jie. Kad sako, gali būt, kad ateis iki manęs vanduo. Bet pasidėjau savo palapinę, pasidariau tokį priengį, išsidėjau akmenim, kad su kojom, jeigu ką, kad švaru būtų, Išsitiesinau paviršių, nes čia, kaip matot, buvo, nu, nežinau, ar matosi iš tikro, bet buvo taip. Tai aš išsikasiau, pasidariau lygumą, šiokią tokią, atsinešiau akmenų, išsidėjau čia, kad smėlis nekiptų prie kojų. Ir jo, eisiu įsitaisyt, eisiu kažkur dušą įsirengt. Nu, iš tikro dar biškį grįžtam į eterį, nes buvo banga atėjus iki čia. O mano palapinė čia, ta prasme prie pat. O čia buvo atėjus, va šlapė matos. O mano čia, tai pasidariau tokį upgrade'ą. Nežinau, ar jisai čia padės ar ne. Jeigu ateitų vanduo iki čia, pasidariau įkalnę iš smėlio, tokį kalniuką, ir įsidėjau čia akmenim, kad tipo neišplautų smėlio. Iš tikrųjų, aš pats nežinau, ką aš darau ir nežinau, ar tai veiktų iš vis, bet pasidariau tokį. Tai jeigu norit, galit komentaruose parašyti, ar čia iššvaistyta energija be reikalo, ar ne. Nes šitam ir šitam tai paaukojau nemažai. Tai va tokią užtvankėlę pasistačiau, jeigu daeitų, tipo, kad atsimuštų, kad neišsunktų vandens. Oi, kad neišplautų smėlio. Jo, tai va, viskas. Reportažas baigtas iš pajūrio.